Sveiki, draugai. Na ką, šiandien esam Vasaknuose, vėl gaudom upėtakius. Ir ką, dar nepadariau prisistatymo, tik pabandžiau kelis metimus ir paukšt jau turiu pirmą upėtakiuką. Ir vienas dar atsikabino. Didžiausia bėda, kad palikau kortelę. Tai ačiū Dievui, kad šita kamerytė nauja turi ten keliasdešimt gigabaitų atminties viduj. Tai pasistengsiu ją išnaudoti, susimažinau šiek tiek grafiką iki 2.7. Ką, stebėkit, kaip man seksis. Ir ką, susimatysim toliau. Žiūrėkit, kaip žvejojam. Su manim kartu mano draugas su tėčiu, tai manau bus visai smagu. Iki. Jinai seka, baksnuoja, bet reikia nepasiduoti manipulacijom ir nekirst per anksto laiko, nes ta praras interesą ir kaip sekantį kartą. Čia dažniausiai per varžybas, kad nesugadint žuvies. Okay. Na ja. Nu va, upėtakiukai eina po truputį, ką bandom tolyn. Opa, nu va, dar pagavom šiek tiek. Visai smagu. Tvenkinukas toks. Jau antras. Visai neblogai, žvejų nemažai. Na, smagu. Ką, judam, bandom tolyn kažką. Start recording. Akmeninė varžybėlės surengė. O į tą kraštą galima stoti, ar čia kažkas dabar varžybos čia dabar ieškok porą ir į varžybos ruoštis. Ai taip? Sakė, ieškot poros ir dalyvauti varžybose. Nu, kodėl ne? Galim pamėginti.
vietinės reikšmės varžybėlės. O gal ir ne. Reikia dar pagaut kažką. Pažiūrėk, kiek žmonių. Kosmosas. Va. Sektoriai. Justai, dalyvaujam? Supratau. Nu ką. Na ką. Jo. Jo. Įsidėjau viršutinę kišenę, kad neiškristų. Su sukrelė dabar gaudau. A, žemyn? O, arčiau kranto. Aha. O. Tau taip darys žvakė ir pizė. A, supratau. Pažiūrėkit koks. Upėtakiukas. One minute to the start. Su viskuo.
Nu kaip, pamažu varom, bet labai iki kranto atseka ir tada sega. Nereikėjo nors nuimti, va. Nu, jūs tai. Poka. Opa. Ne, pas mane prisektas. Bet kažkas buvo gera. Na ką, draugai, va, vieną paliją turiu pagavęs ir dar turėjau gal 6-7 kibimus. Tai esmė, šiandieną visai gera žvejyba, kaip ir norėjau pagauti upėtakį, pagavau dar ir paliją. Na, super, nugarytė skauda, bet gal ne taip stipriai kaip praeitas dienas. Bet viskas tvarkoje, viskas super, pamažu į priekį. Turėjau dar vieną gerą traukinį tarp kitko. Ten turėjo būti jau kažkas geresnio, nes traukinys geras. Manau, tikrai būsit matę video, būsiu įkėlęs. Ir ką, žiūrėsim, kaip mums toliau seksis. Neįsivaizduoju, kur toliau galėsim važiuoti žvejoti, bet jau ne už kalnų kalėdos, nauji metai. Tai jeigu nebesusimatysim, tai sveikinu visus, o video bus po naujų metų, tai visus sveikinu su kalėdom ir naujais metais. Ir nežinau, gražiausių egzempliorių kitais metais, kokius tik būsite pagavę. Tai vat, šios dienos tema tokia, buvo upėtakiai ir ką. Ačiū Jums labai, kas stebėjote visą video. Būtinai pasubscribinkit, paspauskit varpelį ir ką. Iki!